Tu esi mano trūkstama dalelė. Ar tikrai? Tai sužinosi netrukus atlikęs praktiką dėkingumo kodas. Ir sužinosi, kur slypi ta tavo sėkmės jėga. Jeigu tu esi šiandieną džiaugsme, laimėje, esi mylimas, tai tavo meilė, tavo džiaugsmas, tavo sėkmė dar sustiprės, tu tapsi ir stipresnis, ir sėkmingesnis, ir dar sėkiu laimingesnis, tau atsivers didesnės galimybės visame kame. O jeigu tu šiandieną esi skausme ir liūdesyje, tai tu taip pat išeisi iš tų žemų vibracijų, nes visi ten tavo pergyvenimai, kančia, darbas, kuriame tu patiri stresą, tavo šeima, galbūt vyras, žmona, su kuriuo tu nesutari, galbūt bendradarbiai, tavo viršininkas ar ne. Na, žodžiu, tu esi konflikte ir tai visos tos tavo žemos emocijos, tu taip pat iš jų pakilsi ir išeisi aukščiau pagal savo turimą šiandieną lygį. O kaip tai vyksta? Kur tai yra sėkmės jėga? Su kiekvienu įkvėpimu mes siūsime pasirinktam žmogui meilę, šviesą ir dėkingumą, pačias aukščiausias vibracijas, kokios tik tais yra, pasirinkame žmogų. Jeigu tas žmogus mylimas, tai labai lengva tai daryti, o jeigu tai yra, su kuriuo jūs patirite stresą, baimę, tai kaip aš jam siūsiu, jeigu aš jo nemyliu, jeigu tos meilės manyje nėra, jūs sakote, ne. Tai tik jūs taip nusprendėte, jūs neleidžiate meiliai būti pas jūs. Šiandieną jūs sakote, taip, meilė yra pas mane, nes tam, kam kreipiame dėmesį, kai jungiame visą savo signalinę sistemą į tai, fokusuojamės, tai auga, tai didėja ir tai turi galę vykti tam veiksmui ir tai vyksta tada. Taigi, jūs ir sakote, kad tai yra, aš leidžiu tam vykti, aš siunčiu tam žmogui meilę, šviesą ir dėkingumą. Ir jūs jau visą valandą arba 20 minučių esate pozityvę. Jūs išėjote iš tų negatyvių jausmų, išėjote į pozityvą, pačiose aukščiausiose vibracijose. Ir jūs, pagal savo lygį, mes visi esame skirtingose lygiuose, bet jūs pakilote dar aukščiau, o jūs taip pat išėjote iš neigiamų savo vibracijų aukščiau. Ir jums atsiveria visiškai kitos galimybės. Visiškai kiti resursai, kiti šaltiniai, kuriuose jūs rašite džiaugsmą, kūrybą ir iš ten galėsite išlipti iš tų negatyvių jausmų, rasdami tuos šaltinius. Taigi, su kiekvienu įkvėpimu siunčiame meilę, šviesą ir dėkingumą, o atgal pasiimame savo negatyvą. Su iškvėpimu negatyvą į save, į savo fizinį kūną. Tuo metu, kai mes esame aukšto dažnio vibracijose, siunčiame meilę, šviesą, o negatyvą savo pasiimame, jis taip paslopsta ir mažėja, jisai keičiasi, jo galia visiškai kinta, jisai tarsi nunulinamas ir palaipsniui jis praranda galę veikti mūsų negatyvai, nes padaugėja mūsų pozityvo. Mes sąmoningai pasistatome savo kopėčias ir štai dabar tos praktikos metu išlipame tais laipteliais į viršų, iš negatyvo į pozityvą. Ir kuo dažniau tai darysite, tuo labiau pas jūs atsirastų galimybių ir šaltinių, kuriame jūs galėsite kurti ir savo svajones pildyti ir tapti laimingas ir mylimas, ko šiandieną negalite daryti, būdamas žemose vibracijose. Tai tiesiog neįmanoma to pasiekti. Taigi ir jūs pakylate pagal savo lygį aukštesnį, į pačias aukščiausias vibracijas, kur galite kurti, mylėti. Pas jūs taip pat formuojasi jau nauja programa, jūs ją paleidote, kurios iki šiol nebuvo. Formuojasi meilės, aukščiausių dažnių tą vibracijų, ar ne, jausmų programa. Jinai įsirašinėja tiesiog ir jūs tai ją jausite ir matysite, o visa kas neigiama slopsta. Taigi čia jūsų yra sėkmės jėga ir štai tas žmogus, tai jūsų dalelė jums yra trūkstama, nes jūs ją pripildote meilę šviesą ir gaunate atgal ir pats pakylate į viršų. Tokiu būdu dalindamiesi. Taigi kviečiu jūs dalintis šią informaciją, rašykite komentarus, nes mes tik dalindamiesi augame meilėje. Tik čia galime pakilti, kurti, mylėti ir jaustis laimingi ir pildyti savo svajones. Dalinkimės, komentuokime.